Kokybiškų projektų naudą turi pajusti ir Lietuvos žmonės, nes Lietuvos žmonės yra pagrindiniai viešųjų paslaugų ir viešosios infrastruktūros naudotojai. Taigi visi partnerystės projektai, ar tai būtų viešojo transporto, ar mokyklų, ar darželių, ar parkavimo aikštelių, ligoninių, tai visa tai bus kuriama tam, kad Lietuvos žmonės gautų geresnės viešasias paslaugas ir turėtų tinkamą viešąją infrastruktūrą. Aišku, įgyvendinant šitą projektą mes labai džiaugiamės, kad bendradarbiaujame su ESFOS darbuotojais, tikrai aukštos kvalifikacijos darbuotojais, kurie labai geranoriškai mums padeda gelbėdami, randant sprendimus, nes per 2 metus tikrai jau teko ir tobulinti projekto veiklas ir finansavimo sutartį. Džiaugiamės, kad jie padeda mums visais klausimais ir tikimės, kad iš tikrųjų iki pat sutarties pabaigos mes savo gebėjimų jie šitų nepraras. Vieša ir privati partnerystė nėra naujiena Lietuvoje, juk mes turime koncesijos įstatymą jau nuo 1996 metų, o pirmoji sutartis partnerystė sudaryta po nepriklausomybės atkūrimo, tai yra sutartis dėl koncesijos, dėl Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo. Šiandieną mes turime jau kokybiškai visai kitokį požiūrį, tiek teisinio reglamentavimo atžvilgiu, tiek ir viešo partnerio pasirengimui. Šiandieną mes jau mokam ir skaičiuoti, ir įvertinti projekto būtinumą, projekto trūkumus ir teigiamas savybes. Vykdydami tiesioginės projekto veiklas, mes įgijome visuomenės pasitikėjimą ir į mus kreipėsi ne tik sužinoti metodinės informacijos, bet ir paklausti mūsų nuomonės. Per visą skyriaus veiklą suteikėme daugiau nei 100 konsultacijų viešojo sektoriaus atstovams, kurias teikėme tiek raštu, tiek susitikimo metu žodžiu. Projektas yra tikrai netipinis. Pirmiausiai, tai yra lygiagretus ir mokymasis, ir kompetencijų, tikslinių grupių kompetencijų formavimas. Tai yra nuolatinis procesas. Projekto pati konstrukcija yra nestandartinė ir mes iš tiesų labai dėkingi Europos socialinio fondo agentūrai, kad sugebėjo pritaikyti nestandartinį požiūrį į mūsų projektą ir tikrai sugeba matyti galutinį tikslą ir sugebame kartu siekti to tikslo, būtent sėkmingo projekto įgyvendinimo.